Alarmistai ir karo influenceriai tiesiog niekaip negali užsičiaupti, kad o ne, mus tuoj puls rusai, čia tuoj tankai važiuos į Vilnių, čia mus tuoj puls rusai. Vėlgi, nesmė, kad praktiškai visi, kurie truputį rimčiau žiūri į karybą ir labiau yra šitos srities ekspertai, sako, kad šiaip tai visų pirma, tai karas Ukrainoje turi pasibaigti. Ir bent jau dabar, kai aš rašinėjau šitą video, beveik visi sutinka, kad tas karas greituoju būdu nesibaigs. Bet šitie faktai netrukdo alarmistam ir šiaip karo influenceriam toliau kalbėti apie tai, kaip bus šituoj užpuls, nes kaip bebūtų, jie tokiu būdu generuoja klikus, žinomumą ir tai, kad jų kažkas apskritai klausos. Ir vėlgi labai yra įdomu žiūrėti visą šitą evoliuciją, kas bus tas didis pavojus, kaip mūsų užpuls. Iš pradžių turėjo būti Zapad ir aš tikiuosi, kad šį kartą jau teisingai šitą ištariu, nes kai kurie iš jūsų mane dėl to pataisė. Bet pirmą turėjo būti Zapad pratybos ir paaiškėjo, kad jos bus labai mažos, jose bus vos keli tūkstančiai kareivių, kas tarp kitko yra ne iš tolo reikalingas kiekis kažką rimtesnio padaryti Lietuvoje. Dar tada paaiškėjo, kad tas pratybos dar ir pastumė nuo NATO sienų tolyn, kas irgi yra ganėtinai keista arba galbūt nekeista, jeigu tu suvoji, kad rusai ir baltarusiai tiesiog neturi pajėgumų daryti jokių rimtesnių pratybų. Ir jam ko jau ko, bet dabar kažkokių tai provokacijų prie mūsų sienų niekam nereikia. Bet vėlgi visą šitą labai greitai nustūmė į šoną ir iš principo privertė pamiršti visai neseniai buvęs, jeigu gerai atsimenu, interviu su vienu Vokietijos žvalgybos vierchu, kuris pasakė, kad Rusijoje, tiksliau reiktų sakyti, Rusijos valdžios viršūnėse yra žmonių, kurie galimai nebetiki NATO 5 straipsnių ir gali galbūt šitą savo hipotezę apie tai, kad 5 straipsnis nebeveikia, išbandyti padarydami kažkokią tai ribotą eskalaciją kažkur Baltijos šalyse, tikėtiniausia Estijoje, taip vadinamuoju žalių žmogeliukų stiliumi. Ir ką tu manai, vėlgi visi tie patys karo influenceriai ir alarmistai, o ne, tuoj čia Baltijos šalyse bus žali žmogeliukai, NATO mums nepadės, nes rusai žino, kad NATO nebeveikia, tai ir mes turim tą pripažinti, čia viskas bus blogai, mus čia puls, mus čia tas anas. Vėlgi, aš šitą balsą nutaisau ne dėl to, kad mano nuomonė tie žmonės taip skamba, bet aš manau tokia emocija yra šituose visuose postuose, nes po galais tiesiog yra žmonių, kurie negali užsičiaupti apie tai, kad čia VSD nedirba, visi debilai, kariuomenė debilai, nieks nieko nesupranta, mes čia nacionalinį stadioną statom vietoj to, kad bunkerius palei Vilnių statytume, tu klausais ir galvoji, jomajo, ta prasme yra žmonės, kurie profesionaliai tuo užsiima, yra instancijos, yra NATO, viskas ta prasme yra ir bus gerai, tiesiog reikia nepanikuoti ir nepasiduoti šitam alarmizmui, kuris, tarp kitko, rusam yra naudingas. Tad esmė yra ta, kad ką aš norėčiau padaryti šitame video, tai aptart, kodėl mano nuomonė šitas žalių žmogeliukų scenarijus ir yra daugiau hipotezė rusų pusiai ir kodėl tiesiog žiūrint super objektyviai žali žmogeliukai Lietuvoje ir apskritai Baltijos šalyse iš principo nelabai gali suveikti. Ir aišku, čia dabar tie patys alarmistai ir karo influenceriai gali šaukti, bet tai Ukrainoje čia suveikia, tu pažiūrėk, ką Ukrainai padarė. Ir geras yra tai, kad būtent Ukrainos patirtis ir įrodo, kad pas mus žali žmogeliukai nesuveiktų, nes tarp kitko, labai daug kur Ukrainoje jie irgi nesuveikia. Bet mes apie tai dar pakalbėsim. Bet prieš iššokant į diskusiją, prieš iššokant į tai, kas yra žali žmogeliukai, iš kur jie atsirado, galbūt ką jie daro, kuo jie pasireiškia ir kodėl pas mus jie neturėtų suveikti, labai trumpai dar kartą pakalbėkime apie 5 NATO straipsnį, nes, tu jomai, aš tiesiog negaliu apsakyti, kiek misreprezentuota šita tema yra. Nes yra ta, kad objektyviai žiūrint, rusai puikiai supranta, kad jie neturi jokių šansų prieš NATO. Net jeigu NATO JAV įsitraukimas yra ribotas, nes JAV sako, kad Europos jie negintų ir tarp kitko čia yra labai teisinga mintis, kuri tarp kitko nėra nauja. Jeigu aš gerai suprantu, dar prie Bušo jaunesniojo jau buvo purkštavimų, kad kodėl Europa nesirūpina savo saugumu. Taigi rusai neturi nei ekonomikos, nei populiacijos, kodėl Amerika turi apsaugoti Europą. Bet ne tame esmė. Esmė yra ta, kad rusai puikiai supranta, kad vieningos NATO jie nugalėti negali. Rusai taip pat puikiai supranta, kad žmonių, kurie pasitikė savo sąjungininkais ir yra linkę priešintis, irgi nugalėti negali. Ir dėl to rusai nuosekliai dirba tam, kad diskredituotų NATO, tam, kad diskredituotų santykius tarp sąjungininkų, tam, kad įrodytų, kad viskas yra blogai, nieks jūsų negins, tai jūs tiesiog nesipriešinti. Bet žiūrėkit, esmė yra ta, kad čia yra daugybė diskusijų, daugybė spekulacijų, čia tas būtų, anas būtų, o pažiūrėkime objektyvus faktus. Ir objektyvus faktai yra paprasti. Karas dabar vyksta Ukrainoje, o ne pas mus. Nors, kai pagalvoji, Baltijos šalis, šiaip atmetus NATO, būtų žymiai geresnis taikinys negu Ukraina visom įmanomam prasmėm.
Bet rusai 22 metais bijojo 5 straipsnį ir užpuolė šalį, kurioje nėra NATO. Reiškia, dar gali sakyti, bet tai čia buvo 22, dabar čia viskas pasikeitė. Jo, viskas pasikeitė į tą pusę, kad NATO tapo žymiai galingesnė ir vieningesnė. Vėlgi, atkreipkite dėmesį, kad vienas pagrindinių reikalavimų iš rusų pusės derantis su ukrainiečiais dėl taikos yra, kad Ukraina pasižadėtų niekada nestoti NATO ir jokią kitą gynybinę organizaciją. Tai vėlgi, jeigu rusai netiki, kad NATO kažką reiškia ir kad NATO padėtų savo sąjungininkam, kodėl jie negali užsičiaupti, kad jokių būdų Ukraina negali būti NATO? Taigi NATO neveikia, 5 straipsnis neveikia. Tegul stoja ta Ukraina į NATO, tai jie užpuls ir nieks Ukrainai nepadės. O gal padės? Gal rusai kaip tik supranta, kad NATO puikiai veikia ir NATO yra kaip niekad vieninga? Maža to. Jūs galite sakyti, bet tai čia dėl ateities, gal bus kitaip, dabar NATO neveikia. Aha. O tai kodėl tada dabar rusai sako, kad viena iš sąlygų taikai Ukrainoje yra tai, kad de facto iš NATO būtų išmestos visos valstybės, kurios riboja su NATO. Vėlgi, jie kol kas pagrindinai yra įvardinę Baltijos šalis, bet taip pat diskusijos eina apie tą pačią Suomiją, Lenkiją, na, galbūt prie to paties Švediją irgi galėtų išstoti, bet gal tada iš viso galėtų NATO atsitraukti 97 sienas. Ir vėlgi, šitoje vietoje kyla klausimas, tai jeigu rusai žino, kad 5 straipsnis neveikia, jeigu ne tik rusai, bet visi žino, kad 5 straipsnis neveikia, NATO yra niekinė organizacija, kodėl rusai užuot tiesiog užpuolę mus, reikalauja, kad visų pirma NATO iš mūsų pasitrauktų, o mes, tarp kitko, dar ir nusiginkluotume, nes vienoje iš šių reikalavimų versijų taip pat yra, kad visos šalis, kurios riboja su Rusija, turi nusiginkluoti ir turėti realiai tik tai vos negarbės sargybas. Ir realiai bet kokie tų šalių karinių dalinių judėjimai ar dar kažkas turi būti derinami su Rusija. Kitaip tariant, Lietuva turi nusiginkluoti ir savo kariuomenę organizuoti taip, kad rusai galėtų nurodinėti, ką mes turim daryti. Tai kaip čia dabar taip gaunas? Mes silpnimus galima greit okupuoti, čia iš viso tiesiog žalių žmogeliukų užtektų, NATO neveikia, bet rusai kažkaip negali užsičiaupti apie tai, kad NATO turi pasitraukti iš čia, Ukraina negali stoti NATO, vietinės kariuomenės turi būti sumažintos. Ta prasme, vėlgi, aš kaip žmogus visada mėgstu paklausyti vienos pusės argumentų, kitos pusės argumentų, bet aš bandau pažiūrėti plačiau. Pažiūrėti, kaip elgiasi žmonės, kurie turi pilną informaciją ir kurie priima pilnų sprendimų šitoje vietoje. Realiai esmė yra ta, kad Rusija turėjo daugybę progų užpult Baltijos šalis, užpult NATO, bet jie to nepadarė. Ir dabar mes turim situaciją, kokią turim, kad jie tiesiog sėdė apsišikę, praktiškai degindami savo karinį potencialą Ukrainoje, kol ukrainiečiai bombarduoja jų karinį industrinį kompleksą, sankcijos baigia uždusinti jų ekonomiką ir viskas yra tiesiog gaunas toks dalykas, kad jie sėdi šūdų statiniai, kurioje dar pabiškiai ir skęsta ir bando visus įtikinti, kad ne, čia jūs silpni, o ne mes. Tai hebra, tiesiog žiūrėkit, ką daro rusai. Ne ką kalba rusai, ką daro rusai. Ir jūs pamatysit, kad jie silpni nieko negali. Ir dėl to, jeigu kažką išsinešat iš šito video, suvokit, kad NATO 5 straipsnis, sąjungininkai, mūsų kariuomenė, mūsų žvalgyba, mūsų specialiosios tarnybos, galų gale šauliai ir mūsų visuomenė yra tie, kuriais mes galim pasitikėti. Hebra, viskas yra ir bus gerai. Na, o dabar, turint visą šitą galvoje, galim prieiti prie šito video mėsos. Tai yra, kodėl žali žmogeliukai Lietuvoje ir iš principo Baltijos šalyse tiesiog negali suveikti. Ir kaip ir bet kokią gerą diskusiją mes turim pradėti nuo apibrėžimo. O tai kas yra tie žali žmogeliukai? Ir esmė yra ta, kad galbūt pats tokių žalių žmogeliukų kaip tokių konceptas išlenda istorijai šiandien bei ten prie įvairių jėgų, bet jie iš principo, tie, taip vadinkim, žali žmogeliukai gavo šitą vardą ir išgarsėjo būtent Kryme 2014 metais. Ir iš principo visa žalių žmogeliukų esmė yra tai, kad tai de facto yra tiesiog reguliarūs Rusijos kariniai daliniai, kurie tiesiog nusima savo skiriamuosius ženklus ir apsimesdami kažkokiais tai vietiniais ar sukilėliais, ar aktyvistais, ar kažkuo, tiesiog jėga užima įvairius kritinius objektus, kaip kad administracijos pastatus, logistikos centrus, traukinių stotis, oro uostus, dar kažką taip toliau ir panašiai. Bet kas yra svarbu, kad tai tiesiog yra arba reguliariosios Rusijos
kariniai daliniai, jeigu mes žiūrim labiau Krymo situaciją, o jeigu žiūrim paskui Donbasą dar kažką, tai galbūt tai yra tiesiog rusų kažkokie apmokami teroristai, kurie tiesiog apsimeta vietiniais kažkokiais tai sukilėliais. Vėlgi, angliškai yra labai geras terminas, tai būtų proxies, tai vėlgi, jeigu kas nors norit man išversti vienu paprastu žodžiu į lietuvių kalbą, prašau, būkite geri, nes kartais jums tas visai neblogai sekas. Bet iš principo, žali žmogeliukai kaip konceptas yra ne kažkoks tai Rusijos genialumas, kad kokie rusai genialūs, kaip jie pergudravo vakarus, kaip jie pergudravo Ukrainą. Ne. Žali žmogeliukai yra ne kas kita, o Rusijos bailumo išdava. Nes esmė yra ta, kad realiai ką žalių žmogeliukų naudojimas parodo, kad Rusija kaip ir nori panaudoti savo karinius dalinius, nes mato, kad civiliniais, ekonominiais, žvalgybiniais ar kitais spaudimo būdais jie nebegali pasiekti savo rezultato, bet jie taip pat bijo galimos vakarų ar kitų galios žaidėjų reakcijos, kuri gali būti jiem labai nepalanki. Ir visa žalių žmogeliukų idėja iš principo ir susiveda į tai, kad mes pasiunčiam realiai savo karius arba bent jau savo samdinius, be jokių skiriamųjų ženklų, apsimetam, kad jie nėra mūsų ir žiūrim, kas bus. Jeigu jie laimės, mes pasieksim savo kažkokius tai interesus, mes pasieksim galbūt tavo išsikeltus tikslus ir vėlgi viskas bus labai gerai. Bet jeigu jie nesuveiks, jeigu jie, pavyzdžiui, bus likviduoti, suimti ar dar kažkas, rusai tiesiog gali nusiplauti rankas ir sakyti, o čia ne mūsų žmonės, čia, jeigu jie sako, kad mūsų žmonės, čia yra melagiai, čia yra priverstinės išpažintis ir iš tikrųjų čia yra šmeižtas ir čia iš principo viskas yra blogai. Kitaip tariant, rusai su žaliais žmogeliukais, sakau, elgias kaip bailiai, nes jie bijo panaudoti savo kariuomenę, bet taip pat jie elgias kaip silpnoji pusė, nes jie akivaizdžiai supranta, kad ekonominiais, politiniais ar kitais spaudimo būdais jie nebegali pasiekti savo tikslų. Ir dėl to vienas svarbus dalykas yra, kad žali žmogeliukai, kaip jau sakiau, iš principo nėra kažkoks tai genialus Putino žingsnis, čia 4D kariniai geopolitiniai šachmatai. Ne, iš principo, jeigu jau rusai kalba apie žalius žmogeliukus, jie tik tai dar kartą įrodo, kad jie bijo naudoti savo reguliarią kariuomenę. Ir vėlgi, kai čia kalbama, o čia rusai išbandys 5 straipsnį žaliais žmogeliukais, vėlgi esmė yra ta, kad žali žmogeliukai 5 straipsnį net nekabintų, nes visa idėja yra apsimest, kad tai yra vidinė problema. Bet kadangi tai yra tiesiog vėlgi lengvai ginkluoti kariai, be rimtesnio palaikymo iš Rusijos, vėlgi jie kažko labai negali pasiekti prieš jokią centralizuotą ir gerai pasiruošusią valstybę. Bet aš jau užbėgu truputį įvykiam už akių. Tad vėlgi, grįžkim prie eiliškumo. Mes apibrėžiam, kad žali žmogeliukai iš principo yra tiesiog arba rusų kariai, arba bent jau kažkokie rusų apmokami proxies, kurie iš principo vadovaujasi principu, kad jeigu jie laimės, Rusija laimės, o jeigu jie pralaimės, Rusija nusiplauna rankas ir apskritai, kol viskas vyksta, rusai gali apsimesti karams, mes čia ni pri čom. Vėlgi, kaip ir sakiau, žali žmogeliukai yra rusų bailumo ir desperacijos išdava. Ir būtent tai, kas įvyko Kryme, ir yra geriausias to pavyzdys. Nes vėlgi, mes turim suvokti, kad praktiškai žiūrint iš istorinės perspektyvos, Ukraina visada buvo labai svarbi moderniai Rusijos valstybei, kuris savo ruožtu yra kilus iš Maskvos didžiosios kunigaikštystės. Vėlgi, galima turbūt traktuoti, kad kai rusai užsitikrino Ukrainos kontrolę, tai buvo praktiškai pradžia tai moderniai Rusijos imperijai, su kurios palikuonimis mes dabar ir konfliktuojame. Ir dėl to, iš principo, nuo pat tada, kai Putinas atėjo į valdžią ir įsitvirtino valdžioje Rusijai, Rusija pradėjo nuoseklią programą, kaip pritraukti Ukrainą į savo pusę. Praktiškai kažko panašiu kaip Baltarusijos stilių. Tik tai problema yra ta, kad Ukraina, kadangi yra didelė, kadangi yra daug įvairių žmonių su įvairiom nuomonėm, Ukrainai labai natūraliai prilipo demokratija. Nes vėlgi demokratija yra valdymo forma, kai visi gauna kažką pasisakyti. Ir jeigu rusų mažuma bando diktuoti visiems likusiam ukrainiečiam, kaip gyventi ir ką daryti ir su kuo draugauti, vėlgi likusiai Ukrainai tas nelabai imponuoja. Ir vėlgi mes matom seriją tiesiog pralaimėjimų Putino Ukrainoje. Visų pirma įvyksta oranžinė revoliucija, kas tiesiog neleidžia Janukovičiui tada iškilti valdžią. Tada tiesa, po oranžinės revoliucijos proukrainietiškas jėgos subyra į daug mažų partijų, kurios nuolatos konfliktuoja tarpusavį. Rusai savo ruoštų sugeba sukonsoliduoti visas prorusiškas jėgas už Janukovičiaus. Ir Janukovičius iš principo kaip ir sugeba laimėti prezidento rinkimus, bet jisai tą sugeba padaryti tikinęs pakankamai daug ir proukrainietiškų jėgų, kad hebra, žiūrėkit, aš esu taikos prezidentas, mes draugausim su rusais, bet mes eisim ir į Europos Sąjungą, nes vėlgi Ukrainai visada labai norėjosi į Europos Sąjungą. Ne į NATO beje. Kas yra įdomu, praktiškai kaip pat
karą Ukrainoje, nemaža dalis ukrainiečių net nenorėjo į NATO, bet čia yra kita tema. Bet ES vis tiek buvo pernelyg artima vakaram ir kas buvo didžiulė problema, kad jeigu Ukraina įstotų ES, arba bent jau labai suartėtų su ES ir staiga Ukraina pradėtų gyventi geriau negu Rusija, Putinui tas nepatiktų. Nes vėlgi, atminkit, ukrainiečiai yra subžmonės, ukrainiečiai yra chacholai, ta prasme, jie turi jau savo vietą. Vat didžioji Vilikoje Rusija, va čia yra turtingas kraštas ir Ukrainai jokių būdų negali būti turtingesnė. Ir dėl to iš principo Janukovičius per rinkimus įtikinęs, kad jis eis į Europą, kritinį momentą, beje Lietuvoje valdovų rūmuose atsisako pasirašyti reikalingus tam dokumentus. Ko pasakoja kyla Maidanas, nes realiai Ukrainos žmonės tiesiog nori eiti į Europą. Vėlgi Maidanas yra visiškai atskira tema, ten kaip pagalvoju, iš pradžių buvo taikus protestai, tada Janukovičius pernelyg įsijautęs ir nusprendęs, kad jis yra Lukašenka 2.0, pasiunčia prieš taikius protestuotojus jėgos struktūras, taikus protestuotojai atsakydami tai labai greitai virsta netaikiais protestuotojais ir Molotovo kokteiliais apmėto tas jėgos struktūras ir galų gale viskas baigėsi tiesiog tuo, kad protestuotojai palaikomi platesniosios ukrainiečių tautos praktiškai nuverčia Janukovičių, ko pasakoja beje pasirodo, kad rinkimai, kuriais jis buvo išrinktas, gal net kažkokio lygio buvo suklastoti, bent jau kai kuriuose regionuose, kad iš principo Janukovičius buvo tiesiog nupirktas rusų agentas ir iš principo tai parodo, kad jo rusai gerą ukrainiečiam nenori. Jau net nekalbant, kad Maidano metu lenda istorijos, kaip rusai kone tiesiogiai apmoka visokius degradus mušeikas, kad jie puldinėtų proukrainietiškus, proeuropietiškus protestuotojus. Ir iš principo, dėliojantis Maidanui kaip dėliojantis ir Putinui matant, kad Ukraina slysta iš jo rankų, rusų pusiai kyla panika, nes po galais Ukraina jiem yra labai svarbi. O svarbiausia Ukrainos dalis jiem yra Krymas. Nes Kryme, kaip bebūtų, yra pagrindinės Rusijos juodojo laivyno bazė. Ir vėlgi, kai tu pažiūri rusų istoriją, didesnioji dalis karų per paskutinius kokius 200-250 metų, kuriuos kariavo rusai toj krypty ir buvo arba dėl Krymo kontrolės, arba kariauti Kryme ar dar kažkur. Ir iš principo jiem tie uostai ir tos karinės bazės, ypač turint galvoje, kad tuo metu jie jau turėjo atgimstančias imperinės ambicijas, buvo kritiškai svarbus. Ir rusam reikėjo kažką apie tai daryti. Bet problema buvo, o ką daryti apie tai? Iš vienos pusės, kai pagalvoji, akivaizdu, kad ir kokia be nusistovėtų valdžia Ukrainai, jinai tikrai bus antirusiška, ir turint galvoje, kiek yra prisikaupę įrodymų apie tai, kaip rusai nuosekliai siekia perimti Ukrainos kontrolę nebūtinai legaliais būdais ir kaip buvo tikimasi ukrainiečių tautą vėl pakišti po rusais ir vykdyti vairias represijas, buvo akivaizdu, kad nauja valdžia gali labai gražiai rusam pasakyti, žinot ką, o gal jūs iškraustykit savo bazės iš mūsų teritorijos. Kita vertus, mes turim suvokti, kad tais laikais rusai buvo be proto priklausomi nuo prekybos su vakarais. Vėlgi, jeigu 2014 metais vakarai būtų įkalę tokias sankcijas, kokias yra įkalę dabar, rusai iki 2015-2016 net nebūtų išgyvenę, jų ekonomika tiesiog būtų žlugus. Rusijai būtų prasidėjęs badas, Rusijai būtų prasidėjus valiutos krizė. Nes esmė yra ta, kad Putinas savo ekonominį stebuklą, ant kurio pastatė savo valdžios legitimumą, sukūrė būtent per prekybą su turtingais vakarais. Ir jeigu turtingi vakarai būtų nusprendę, kad hei, Putinai, negražu, negalima čia keitalioti Europoje sienų šiais laikais. Ir būtų kalę normalias sankcijas, vėlgi šita Ukrainos krizė būtų virtusi Rusijos krizė ir gal netgi Putino valdžia būtų susviravus. Bet kita vertus, kažką daryti reikėjo. Ir būtent šitoje desperacijai rusai ir nusprendė eiti vabank su labai rizikinga strategija, kuri iš principo susivedė į taip, kad tiesiog paimkim Kryme dislokuotus rusų karius, liepkim jiem nusiimt skiriamuosius ženklus ir tiesiog pasiūskim okupuoti Krymo. Ir tada tarsi aiškinkim, kad čia nėra rusų kariai, kad čia yra kažkokie vietiniai sukilėliai, kurie tiesiog bijo nacių banderovcų huntos, kurį vykdė nelegalų perversmą Kyjive ir bijodami, kad bus įvykdytas rusų genocidas Kryme, jie tiesiog ima reikalus į savo rankas tam, kad užtikrintų savo saugumą. Ir iš principo, kol visa tai vyksta, Putinas ir Rusija ramiais veidais, žiūrėdami vakariečiam į akis, meluotų, kad čia ne mūsų kariai, čia vietiniai, čia mes tai nepričiom, mes tai palaikom savo mažumas Ukrainai, bet čia jie turi patys apsispręsti, koks yra jų likimas. Mes čia ne prie nieko, mes čia nesusiję su tuo. Ir nekaltinkit mūsų dėl viso šito. Ir esmė yra ta, kad
dėl tuometinių politinių aplinkybių Rusijai tas iš principo pavyko. Vėlgi, Obama, jeigu gerai pamenu, tuo metu jau buvo gavęs Nobelio premiją už taiką ir jis tikrai nenorėjo veltis į kažkokį didelį konfliktą dar Europoje. Plus, kaip ir sakau, JAV mintis, kad Europa turi daugiau rūpinti savo saugumu, sklandė jau daugybę metų. Tad Obama visą šitą reikalą tiesiog numetė ir pasakė, europiečiai, išsisortinkit ten toj savo Europoje. O mūsų nelaimiai, vakarų Europos viena pagrindinių lyderių buvo ne kas kitas, Angela Merkel. Ir apie jos disfunkciją aš turiu visą atskirą video. Bet viskas realiai susivedė į tai, kad Merkel labai gerai užkibo ant šito Putino kabliuko, nes Merkel matė Rusiją kaip strateginę energetikos ir resursų tiekimo partnerę ir Ukraina jam buvo nei šilta, nei šalta. Ir kam veltis į konfliktą su Rusija dėl Ukrainos? Ir viskas tiesiog baigės to, kad vakariečiai dėl jiem naudingų aplinkybių šitą visą situaciją labai gražiai nurijo ir praktiškai apsimetė, kad ten turbūt yra vidiniai Ukrainos dalykai, o mesgi taikus europiečiai, mes negalim kištis į suverenios valstybės politinę krizę. Pažiūrėkit, net Rusai nesikiša į šitą krizę, jiegi jokių kareivių nepasiuntė, jie nieko ten nepasiuntė. O jeigu čia yra kažkokių tai įrodymų priešingai, tai mes turim juos išnagrinėti ir vėlgi mes turim suprasti, kad konfliktai yra dvi pusės, turim išklausyti jų abiejų argumentų. Ir vėlgi dabar ta pasakojant yra tiesiog pikta dėl šito neveiksnumo ir šito tiesiog kišimo galvos į smėlį. Dar yra pikta, kad Baltijos šalis, Lenkija, esant visai šitai krizai, labai aiškiai sakė, kad Hebra, čia Rusija virsta imperialistais, jie nori okupuoti Krymą ir buvo apsiraminkit, neeskaluokit situacijos, jūs nieko nesuprantat, čia jūs tiesiog turit blogų atsiminimų su Rusija, Rusija dabar taiki, demokratiška, viskas yra gerai. Ir vėlgi, ir esmė yra ta, kad dėl visų šitų aplinkybių žali žmogeliukai Kryme iš tikrųjų suveikia. Bet mes turim suvokti, kad jų suveikimas Kryme buvo ne kažkoks genialus 4D šachmatų ėjimas, bet rusų desperacija ir tai, kad Rusam tiesiog susiklostė be proto palankios aplinkybės. Nes, kai visą tai vyko, rusai jau vietoje turėjo savo karinės bazės, savo karius, tada didesnioji Krymo populiacijos dalis save laikė rusais ir visą šitą netgi kažkokį lygio palaikė, nemaža dalim dėl to, kad buvo prisiklausę rusų propagandos. Kas dar yra labai svarbu, gan nemažai vietinių Ukrainos oficialių veikėjų ir netgi jėgos struktūrų atstovų, kaip ir ta labai išgarsėjus ukrainiečių prorusišką, ar tai pasienietė, ar tai policininkai, vėlgi aš užmesiu jos nuotrauką. Vėlgi labai daug kas perėjo į tų pačių rusų pusę. Ir vykstant visam šitam, savaime aišku, Ukrainos centrinė valdžia to nesitikėjo, tada Ukrainos centrinė valdžia net nežinojo, kas jų klausys, kas jų neklausys, nes jėgos struktūrose buvo prikišta Janukovičiaus lojalistų ir vien tuos reikėjo visų pirma išvalyti. Ir tiesiog apibendrinus, viskas pavyko dėl to, kad buvo netikėtumo faktorius, vietoje jau buvo ginkluoti ir gerai ekipuoti rusų kariai. Ukrainos jėgos struktūros arba nežinojo, kas vyksta, buvo dezorganizuotas arba perėjo į rusų pusę, centrinė valdžia irgi nežinojo, ką daro ir nebuvo jokio palaikymo iš užsienio. Ir dėl to iš principo mes ir matom, kad žalių žmogeliukų suveikimas Kryme iš principo tiesiog susivedė į tai, kad rusai buvo desperatiški, darė turbūt vieną bukiausiai įmanomų ėjimų ir jiem tiesiog pasisekė dėl šitų aplinkybių. Ne dėl to, kad jie čia darė kažką super genialiai, čia buvo 4D geopolitiniai šachmatai ir panašiai. Tik problema yra ta, kad kol visas šitas dalykas vyko Kryme, Ukrainos valdžia vis labiau ir labiau save konsolidavo, gavo vis daugiau ir daugiau pripažinimo vakaruose ir, kas svarbiausia, bendra prasme, Ukrainai politinė padėtis ėmė vis labiau ir labiau nusistovėti. O kas buvo labai aktualu Rusijai, matęs, kad šita nauja valdžia jau beveik nebesvarbu, kokia jinai bus labai antirusiška. Ir dėl to mes iš principo vėlgi atsiremiame tai, kad jeigu Rusija nori atkurti savo Rusijos imperiją, jiem reikia Ukrainos arba bent jau Donbasą. Vėlgi, man atrodo, tas pats Duginas, tai yra pagrindinis Putino ideologas ir praktiškai rašizmo tėvas, yra nekartą sakęs, kad Rusijos imperijos be Ukrainos būti negali. Ir dėl to Rusija veikiausiai pradedama suvokti, kad gerai, Ukraina tam kartui išslydo iš mūsų rankų. Veikiausiai ilgalaikis planas bus kažkaip ją susigrąžinti, bet pradžiai reikia bent jau kaip įmanoma labiau ją nusilpninti. Ir vėlgi, iš rusų perspektyvos jie ką tik pamatė, kad Kryme šita beprotiškai ir iš tikrųjų ganėtinai disfunkcinė žalių žmogeliukų schema tiesiog suveikia. Ir vakarai daro žymiai mažiau, negu buvo galima tikėtis. Ir dėl to rusų mąstymas buvo gerai.
O jeigu mes pakartotume šitos žalius žmogeliukus, bet jau nebe Kryme, o platesnioje Ukrainai, bent jau kur tikrai yra daug rusų. Ir tokiu būdu gimsta ne kas kitas, o vadinamoji Novorosijos programa, kur idėja buvo paimti praktiškai visą pietų, pietryčių ir rytų Ukrainą ir Rusijos sudėti kaip Novorosija ar Novorosija, vėlgi pasakykit, kaip man šitą visą dalyką teisingai ištart. Bet principas čia turėjo būti tas pats, kad tiesiog gatvėse ir prie oficialių objektų ir panašiai tiesiog atsiranda žali žmogeliukai, jie viską užima, staiga skelbia referendumus ir ten paskelbia, kad jau jungiasi prie Rusijos. Puiku, nuostabu, fantastika. Tik tai taip gerai neveikia, nes mes čia pradedam atsiremti į tai, kad žali žmogeliukai, kaip ir sakau, čia nėra kažkoks genialumas ar dar kažkas, tai buvo desperacija. Ir desperacija, kuris suveikė dėl to, kokios palankios Rusijai buvo aplinkybės. Bet praėjus visam šitam laikui, platesnioje Ukrainoje dauguma šitų aplinkybių nebeveikia. Pirmas ir pagrindinis dalykas yra tai, kad rusai neturėjo likusioje Ukrainoje savo karinių bazių, kas reiškia, kad jų tų žalių žmogeliukų kiekis buvo labai ribotas, jų apginklavimas buvo labai ribotas ir tai, ką jie gali padaryti, buvo labai ribotas. Savaime, aišku, jie ten bandė siūsti vėlgi savo visokius samdinius, proksys ir panašiai, bet vėlgi ten yra, man atrodo, kurioziškų situacijų, kur tai Charkive ar Odesai ten bandė tai prorusiški sukilėliai šturmuoti administracinį pastatą, bet kadangi jie visi buvo tiesiog atvežti iš Rusijos ir nežinojo, ką daro ir kur yra, jie tiesiog užiminėjo ne tą pastatą. Vėlgi ten visa ta istorija su tuo, kaip buvo bandoma kurti Novorosiją, yra tiesiog neįtikėtina. Bet esmė yra ta, kad, kaip ir sakau, jie visų pirma neturi žmogiškųjų išteklių ir ginkluotų žmogiškųjų išteklių vietoj. Taip, jie kažką bando įvežti iš Rusijos, bet vėlgi tokių žmonių įvežimas yra komplikuotas, užtrunka laiko. Ir, kas svarbiausia, vietinės populiacijos jau pagrindiniai Ukrainoje, ypač matydami, kas įvyko Kryme, nebuvo labai draugiški šitą idėją, kad jungiamės prie didžiosios Rusijos. Nes taip, galbūt nemaža dalis jų buvo etniniai rusai, bet jie norėjo gyventi ne Rusijoje, jie norėjo gyventi Ukrainai. Ir dėl to mes ir matom, kad praktiškai Charkive šitie kažkokie bandymai organizuoti ten liaudės respublikas visiškai nesuveikia. Odesa irgi yra nueinama, jeigu gerai pamenu, prie riaušių, kur prorusiški pizdukai jau netgi pradeda iš lengvųjų ginklų šaudyti minę. Ir man atrodo, viskas ten užsibaigia tuo, kad vis tiek vietiniai juos ten uždubasina, prorusiški pizdukai užsidaro Odesos profsąjungų rūmuose, ten užsibarikaduoja, bet taip pat sugeba sukelt gaisrą, nebepabėga ir tiesiog sudega. Ir beje, tarp kitko, dėl to iki pat šiol rusų propaganda, skaitant beje tą patį Kellertą, tiesiog negali užsičiaupti apie tai, kaip chacholų nacikai sudegina taikius protestuotojus Odesos profsąjungų rūmuose, hurdur. Ir vėlgi tu matai, kad iki šiol rusam labai skauda dėl tos minties, kad nieks jų ten nepalaikė. Ir kiek buvo bandymų inicijuoti šitą konfliktą. Vėlgi buvo visa šita Odesos profsąjungų rūmų istorija, kurią buvo bandoma išsukinėti. Tada, man atrodo, ten buvo istorija, kaip nacikai, chacholai, krikščionis nukryžiavo ortodokso berniuką rytų Ukrainoje, kas irgi paskui buvo paneigta. Ten tada vienu momentu cirkuliavo nuotrauka, kaip čia banderovcai nužudė pravoslavę nėščią moterį, taip toliau ir panašiai. Ir paskui paaiškėjo, kad moteris nuotraukoje nebuvo nei nėščia, nei pravoslavė, nei nužudyta. Ta prasme, vėlgi, net tada aš labai nesidomėdamas politiką mačiau šitą visą dalyką ir net mane tie dalykai pasakė, kas tiesiog parodė, kiek jie daug visą šitą dalyką forsavo. Bet esmė yra ta, kad inicijuoti kažkokio tai pasipriešinimo šitai perversmininkų huntai rusam visiškai nepavyko. Įvežtinių žmonių, Odesai, Charkive, Mikolajeve, Chersone, kitur jiem tiesiog neužteko. Ir esmė yra ta, kad vienintelės dvi vietos, kur kažkiek daugmaž jiem kaip ir beveik pavyksta įsitvirtinti, yra Luhanskas ir Doneckas. Ir vėlgi jiem tas pavyksta dėl tiesiog labai bukų aplinkybių, tokių kaip centrinė valdžia vis dar yra tokia pasimetusi, susiskaldžius ir bando susivokti, kas vyksta. Tiesa, galbūt biški labiau organizuota negu esant Krymui, bet vis tiek vis dar pasimetus. Bet kas dar blogiau, kadangi, kaip ir sakiau, prie Janukovičiaus jėgos struktūrose buvo nemažai Janukovičiaus lojalistų ir juos reikėjo pravalyti, Ukraina vienu metu tiesiog
praranda savo pasienio kontrolę, būtent savo tolimiausiose rytų regionuose, kurie riboja su Rusija. Ir dėl to vėlgi mes matom labai įdomią situaciją, kai, tarp kitko, nežinau, ar jūs tą žinojot, bet beje, Donecke ir Luhanske vienu metu vyko didžiuliai pro-ukrainietiški protestai, kur buvo maždaug, mes nenorim būti kažkokiai Donecko liaudės Respublikoje, mes ukrainiečiai, mes norim būti Ukrainai. Tik tai pagal geriausias tradicijas, rusai, kurie negali užsičiaupti apie ten tautų pasirinkimo laisvę ir kad čia žmonės turi gyventi valstybėje, kurioje nori, labai greitai ir efektyviai nugliučina šitos protestus, daugumą aktyvistų arba išvarė, arba represavo ir kadangi buvo nekontroliuojama siena, siuntė savo visokius samdinius, gezus ir panašias atmatas, kad jie įvedinėtų šitas visas liaudės respublikas, naudodami, nepabijokim šitą terminą, įvairius teroristinius metodus. Tik tai dalykas yra toks, kad būtent šitas kovotojų, ginklų ir panašių dalykų influksas iš Rusijos yra tiesiog kritinis, nes vietinės populiacijos palaikymui visiems šitiem DNR, LNR ir panašiem dariniam tiesiog nėra. Iš vietinių perspektyvos tai yra visokie banditai, gezai, kurie tiesiog terrorizuoja, apiplėšinėja ir prievartauja vietinius. Tai yra pagal geriausias rusiškas panetkės. Ir dėl to mes turim situaciją, kad visi šitie DNR ir LNR dariniai kaip ir užima kažkiek tai teritorijos, bet jų laikymasis ten yra labai silpnas. Bandyti organizuoti kažkokius tai referendumus irgi nelabai paimtų, nes tiesiog žmonės nenori visų šitų dalykų. Ir, kas dar yra svarbiau, Ukrainos valdžia pagaliau daugmaž stabilizuojas, sugeba suburti savo kariuomenę aplink savo šitą naują valdžią. Taip pat atsiranda šiokių tokių naujų savanorių dalinių ir šita jau daugmaž nusistovėjus Ukrainos valdžia pradeda ATO, tai yra antiteroristinė operacija. Ir vėlgi, ką labai daug žmonių pamiršta ir ką aš savo ruožtu bandau priminti kaip įmanoma dažniau, yra tai, kad antiteroristinė operacija vienu metu praktiškai buvo sumušus visus šituos DNR ir LNR darinius Ukrainoje. Vėlgi, jeigu tu pasižiūri, vienu momentu ukrainiečių pajėgos, sudarytos iš Ukrainos kariuomenės ir savanorių dalinių, buvo praktiškai pasiekę ir pradėję apsupinėti tiek Luhanską, tiek Donecką, plus jie vienu metu buvo jau beveik atstatę sienos su Rusija kontrolę. Ir esmė yra ta, kad tai labai gražiai parodo, kad jeigu valdžia daugmaž yra susiorganizavus, yra kažkokios jėgos struktūros, žali žmogeliukai tiesiog nesuveikia, nes jie yra tiesiog lengvai ginkluoti, jie yra palaidai organizuoti ir esmė yra ta, kad jie turi ribotą karinį potencialą. Ir jeigu vietiniai jų nepalaiko, viskas, basta ir viskas baigės. Ir vienintelis dalykas, kuris išgelbėjo LNR ir DNR, yra tai, kad Putinas vėlgi iš savo desperacijos pasiuntė į Ukrainą savo reguliarius dalinius, kurie tiesiog paskubom uždažė savo skiriamuosius ženklus. Vėlgi čia atmazas buvo tai, kad kadangi Ukraina kaip ir nekontroliavo pilnai savo visos sienos su Rusija, tai vėlgi ukrainiečiai negalėjo įrodyti, kad ten yra rusų daliniai, nesmė, kad rusų kariai negalėjo užsičiaupti vakarietiškose socialinėse medijose, kaip jie kariauja Ukrainai. Ne, ten Obama, Merkel, visi kiti, ne, čia yra Ukrainos vidaus reikalai ir mes nenorim Ukrainos pilietiniam kare remti kažkurios vienos pusės. Galbūt rusų mažuma turi pagrindą bijot, kad su jais bus susidorota. Čia Bandera buvo karo nusikaltėlis ir nacis, o dabar Ukrainui pažiūrėkit, kaip jisai garbinamas yra. Tarp kitko, čia toksai papildomas iš šono pastebėjimas. Man atrodo, viena pagrindinių problemų iki karo Ukrainoje 22 metais Ukrainai integruojantis link ES buvo tai, kad ES tiesiog pasakė, kad Bandera turi būti pasmerktas Ukrainoje visuotiniu lygiu, nes Bandera yra nacis ir karo nusikaltėlis. Taip, jo, apie ką mes kalbam. Bet grįžkim prie šito žalių žmogeliukų situacijos. Esmė yra ta, kad žali žmogeliukai didesnioje Ukrainos daly tiesiog nesuveikia, tada iki kažkokio lygio suveikia tik tai ryčiausioje daly, nes ukrainiečiai nekontroliavo pasienio, bet kai ukrainiečiai ten pasiuntė savo reguliarius kariuomenės dalinius ir savanorių dalinius, jie irgi negalėjo atsilaikyti. Ir vienintelis dalykas, kaip DNR ir LNR išgyveno, yra tik tai tada, kai Putinas pasiuntė savo reguliarius dalinius. Tarp kitko, kas yra įdomu, vėlgi, kai rusai pasiuntė savo reguliarius dalinius, ukrainiečiai buvo priversti trauktis, nes vėlgi ukrainiečių kariuomenė ir savanorių daliniai tuo metu tikrai nebuvo tokiam lygiai, kaip kad net tais pačiais 22 metais. Ir vėlgi ukrainiečiai patyrė tikrai 14 ganėtinai rimtų ir nemalonių pralaimėjimų. Bet kas yra įdomu, netgi tada ukrainiečiai stebėtinai neblogai laikė frontą. Vėlgi jie buvo priversti trauktis, vėlgi ukrainiečių kariuomenė nebuvo tokiam stoviu, kuriam turėjo būti, bet rusų netgi
netgi reguliariam daliniam pasirodė, kad yra labai sunku stumti ukrainiečius atgal. Nes aš atsimenu, kai tik tai rusai įvedė savo dalinius į DNR ir LNR, vėlgi ten rusų visokie influenceriai negalėjo atsidžiaugti, kad va, mes čia tuoj su savo daliniais čia užimsim Charkivą, užimsim Zaporožę, užimsim Odesą. Man atrodo, ten netgi buvo jau pradėję leisti medalius už Odesos išlaisvinimą, Charkivo išlaisvinimą, Kijevo išlaisvinimą, Lvivo išlaisvinimą. Nu, turbūt reikia sakyti Lvovo, jeigu mes kalbame apie rusus. Ir esmė yra ta, kad tas nepavyko. Pasirodė, kad net rusų reguliariai daliniai šitos disfunkcinės ir atsistatančios Ukrainos kariuomenės stumti atgal negali. Ir dėl to Putinui iš visų žmonių vėlgi reikėjo bėgti pas Merkel, tampyti ją už skverną ir sakyti, Merkel, pristabdyk tu tuos ukrainiečius, mes nesugebam Ukrainos okupuoti, jie čia tuoj atsistatys ir mus išstums. Ir vėlgi būtent dėl to Merkel ir privertė ukrainiečius atkeliauti į Minską ir pasirašyti Minsko susitarimus. Nes ne ukrainiečiam reikėjo Minsko susitarimų, ne. Rusai tiesiog bijojo, kad ukrainiečiai, jeigu jie dar labiau susiorganizuos ir paspaus atgal, labai gali būti, kad tiesiog sumuš rusų dalinius Ukrainai, nes Rusija tiesiog buvo nepasiruošus karui. Plius buvo didelis klausimas, ar vakarai nepradės vis labiau ir labiau sankcionuoti Rusijos. Ir vėlgi dėl to mes ir matom, kad Putinui teko vėlgi bėgti, skūstis ir verkti pas Merkel, kad Merkel pristabdytų ukrainiečius nuo to, kad jie vaduoja savo pačių teritoriją. Ir taip mes atėjom prie Minsko susitarimų. Bet niekada nepamirškit, kad 2014 metais buvo absoliutus Putino politinis ir karinis fiasko, kur visų pirma jie nesugebėjo indukuoti tokio didžiulio, pavadinkim tai, pilietinio karo visoje Novorosijoje, jie tai sugebėjo padaryti vos mažam teritorijos ruoželį pačiuose rytuose. Tada tai, ką jie sugebėjo indukuoti su žaliais žmogeliukais, pasirodė ultra neefektyvu ir ukrainiečiai net tada sugebėjo praktiškai sumušti visus tos žalius žmogeliukus. Ir rusų reguliarių dalinių įsitraukimas į šitą karą geriausiu atveju tiesiog stabilizavo situaciją, bet buvo klausimas, ar jeigu ukrainiečiai normaliai pradėtų mobilizuotis, ar jie neišstumtų ir rusų dalinių iš Ukrainos. Ir dėl to būtent rusam reikėjo Minsko susitarimų, kad Minsko susitarimai kažkaip apramintų ukrainiečius ir įtvirtintų, kad ukrainiečiai neturi teisės likviduoti kariniam priemonėm tos teritorijos, kurioje yra įsitvirtinę rusai. Ir visa tai veda prie labai palankių išvadų mum, tai yra Baltijos šalim ir konkrečiai Lietuvai. Nes mes matom, kad tam, kad žali žmogeliukai suveiktų, turi būti ultra specifinės aplinkybės ir rusam tiesiog turi žiauriai pasisekti. Bet dabar eikim per visus dalykus, kurie turi būti, kad rusam šitas dalykas suveiktų ir pažiūrėkim, ar tai yra Baltijos šalyse. Pradėkim nuo pačio akivaizdžiausio dalyko. Pas mus nėra Rusijos karinių bazių. Kitaip tariant, Krymo scenarijus tiesiog negali įvykti. Nes jeigu rusai nori organizuoti kažkokius žalius žmogeliukus, jie arba turėtų bandyti per mūsų sieną įvedinėti savo reguliarius dalinius, kas iš principo tiesiog yra konvencinė eskalacija, nes mes skirtingai nei Ukraina turim pilną savo sienų kontrolę, arba jiem reikėtų prisiųsti kažkokių tai savo agentų čia, kurie tiesiog užaktyvuoti pradėtų vienokius ar kitokius veiksmus. Kitaip tariant, žymiai realistiškesnis scenarius būtų ne tai, kas įvyko Kryme, o tai, kas įvyko rytų Ukrainoje. Bet net jeigu jie bandytų daryti tai, kas įvyko rytų Ukrainoje, kaip mes matėm iš būtent Charkivo, Odesos, vienintelis būdas, kaip tas gali suveikti, jeigu šalis tiesiog neturi savo pasienio kontrolės ir rusai gali pumpuoti savo samdinius ir kovotojus per nekontroliuojamą sieną. Bet esmė yra ta, kad Baltijos šalių siena yra kontroliuojama ir jinai yra stebima. Ir vėlgi, tu nepastebėtas neperkelsi ten 100 ginkluotų kareivių iš Rusijos į Baltijos šalis. Ir, kas dar svarbiau, tarkim, jūs galite sakyti, bet gerai, jie čia atsiųs su turistiniam vizom ir jie čia kažką pradės daryti. Jo, bet tada kyla klausimas, kiek jie čia gali įsivežti ginklų ir dar svariau, kiek jie čia gali įsivežti amunicijos. Gerai, galbūt žali žmogeliukai, žinot, gali užimti kokį kaimą kažkurio iš Baltijos šalių ir tada prasidėtų galbūt mūšiai su mūsų antiteroristiniam pajėgom ir mes prie to dar pereisim. Ir esmė yra ta, kad jeigu jie neturi logistikos, amunicijai, medikamentam, maistui, galų gale neturi kur išgabenti sužeistų, viskas, jie yra pasmerkti, jie yra apsupti. Ir tai, kad mes kontroliuojam savo sienas, vėlgi reiškia, kad bet kokia žalių žmogeliukų operacija, net jeigu jinai būtų pas mus pradėta, tiesiog baigtus absoliučiu fiasko, nebent rusai norėtų paremti žalius žmogeliukus savo konvenciniam pajėgom
per mūsų kontroliuojamą pasienį, kas savo ruoštų būtų jau konvencinis karas ir nebe žali žmogeliukai. Tada dar vienas dalykas yra tai, kad visos 3 Baltijos šalis turi labai stabilę politinę sistemą su labai aiškiai apibrėžtom institucijom, politinė vadovybė, nepolitizuotom pozicijom, tiek jėgos struktūrose, tiek socialinėje apsaugoje, tiek savivaldoje ir taip toliau ir panašiai. Ir vėlgi, vienas pagrindinių dalykų, kaip žali žmogeliukai atsiranda, tai yra pretekstas, kad šaly čia politinė suirutė, čia į valdžią atėjo nacikai ir čia mums reikia saugoti savo mažumas ar dar kažką. Tik tai problema yra ta, kad vėlgi, visų 3 Baltijos šalių valdžioje yra tų pačių rusų, tų pačių lenkų, jeigu mes kalbame apie Lietuvą, vėlgi nėra daug, bet tai yra vėlgi proporcingas demokratinis atstovavimas. Ir tu negali aiškinti, kad čia Lietuvos valdžia nelegitimi, čia Lietuvoje junta, Lietuvos administratoriai. Ne tai, kad jie nebando. Vėlgi, aš nekartą susakęs, kad aš įdomumo dėliai nukrypstu į Vyganto Keleto telegramą, nes ten tiesiog yra koncentruota, destiliuota rusiška propaganda. Ir vėlgi jis tiesiog net dažniausiai naudoja terminą apibūdinti mūsų valdžiai kaip Lietuvos administratoriai, tipo, kad čia Lietuvą kontroliuoja iš užsienio, čia visi yra statytiniai. Tik tai tiek, kad šitas dalykas platesniai Lietuvos visuomeniai nelimpa. Kitas geras pavyzdys, kai jie bando įrodyti, kad Lietuvoje yra politinė suirutė, kad čia viskas blogai taip toliau ir panašiai, yra tas pats Vaitkus, kai jis nuvažiavo į Baltarusiją ir pradėjo ten kažką aiškinti, jeigu gerai pamenu, kad prezidentas yra nelegitimus, nes jis išrinktas nelegaliai ar kažkas tokio. Vėlgi, tai yra šitie visokie bandymai sukelt bent jau įvaizdį, kad pas mus yra politinė krizė, tik jos nėra. Ir vėlgi, kai mes matom visus šituos protestus prieš nekilnojamo turto mokestį, tadagi buvo protestai prieš LGBT, tada protestai prieš COVID, tada protestai dėl žemės, dar kažką, basos mamos. Vėlgi, idėja yra kažkaip sukelt įvaizdį, kad Lietuvoje yra politinė krizė. Tik tai tiek, kad tiek pas mus, tiek kitose 2 Baltijos šalyse politinė sistema yra stabili ir vėlgi tu negali vaidinti, kad čia yra kažkokia suirutė ir kad čia žmonės organizuojasi savigynos dalinius. Tada dar vienas dalykas, kadangi valdžia yra stabili ir praktiškai valdžia didžiąją dalim beveik vieningai sutarė visose 3 šalyse, kad Rusija yra egzistencinis pavojus Baltijos šalyse, mes turim jėgos struktūras, kurios yra aiškiai suorientuotos, turi finansavimą, saugo sieną, seka visokius tokius dalykus ir panašiai. Ir dėl to vėl viena iš priežasčių, kodėl Kryme suveikia žali žmogeliukai, yra tai, kad nemaža dalis jėgos struktūrų tiesiog perėjo į rusų pusę. Pas mus vėlgi galbūt būtų ten pavienių policininkų, ten pavienių pasieniečių, pavienių karių, kurie gal kažką bandytų daryti, bet didesnioji dalis jėgos struktūrų vėlgi yra prolietuviškos. Ir dėl to tikėtis, kad jėgos struktūros palaikytų šitos žalius žmogeliukus, tai vėlgi tikimybė yra labai maža ir jeigu kažkas tą darytų, jų būtų minimaliai. Bet kas dar yra svarbiau, kadangi jėgos struktūros yra suorganizuotos, turi planus kaip elgtis, turi direktyvas ką daryti, iš principo mes turėtume situaciją, kad jeigu žali žmogeliukai kažką pradėtų ten kažkur daryti, netgi vietinės jėgos struktūros paimtų ir tiesiog per kelias valandas būtų vietoje ir su jais dorotos. Nes atminkit, kad žalių žmogeliukų visa esmė, kad tai nėra rusai, tai nėra Rusijos reguliariosios pajėgos, tai yra vietiniai kažkokie tai kovotojai už laisvę dar kažkas. Bet jeigu tai yra tiesiog kažkokie tai žmonės su ginklais, kurie bando įvedinėti kažkokią tai vietinę tvarką, žiūrint pagal platesnį teisinį apibrėžimą, tai yra teroristai. Ir dėl to iš principo, kas nutiktų, jeigu tokie žali žmogeliukai kažką kažkur pradėtų daryti, tarkim, nežinau, Lietuvoje kokiam Visagine, Šalčininkuose, dar kažkur, mums net kariuomenės nereikėtų prieš juos. Mums užtektų tiesiog pasiųsti pakankamai pasieniečių, kad būtų užtikrintas pasienio su Baltarusija ar Rusija saugojimas, o į ten, kur tie galbūt teroristai bandytų užiminėti, tarkim, kažkokias valdžios institucijas, savivaldybės ar dar kažką, tu tiesiog pasiunti antiteroristinį arą. Ir viskas, ta prasme, tau net kariuomenės nereikėtų su tuo tvarkytis, turint galvoje, kad veikiausiai dauguma tokių instigatorių turėtų tiesiog lengvuosius ginklus. O jeigu paaiškėtų, kad jų, tarkim, yra daugiau ar dar kažką, vėlgi mes turim funkcionalią kariuomenę, mes turim funkcionalius šaulius. Ir esmė yra ta, kad būtent dėl to, kad mes turim šitą nuoseklę, planus turinčią jėgos struktūros piramidę, mes iš principo galim tikėtis, kad nebent kažkokiu būdu čia būtų, nežinau, tūkstantiniai sukilimai, veikiausiai mes labai lengvai su tuo susitvarkytume. Nes vėlgi, kaip ir sakau, jeigu mes kontroliuojam sieną, rusai negali pasiūsti nei pastiprinimo, nei amunicijos, nieko. Jeigu rusai pradeda lyst per sieną ir jie traktuoja, kad čia ne mes, čia kažkokie teroristai, dar kažkas, tai gerai, tai jie lenda per sieną, tu jas tiesiog šaudai. Vėlgi, šaulių užtektų šitoje vietoje. Beje, apstebėjimas iš šono, atkreipkite dėmesį, koks dabar eina
informacinis puolimas prieš šaulius, kuris, tarp kitko, vėlgi prieš kurį laiką prasidėjo toj pačiu Kellerto telegramui ir dabar yra nuėjęs netgi iki mainstreaminių tokių neiškesnių politikų, kad čia šauliai vos ne kažkokia nacių organizacija, vos ne konservatorių kariuomenė. Vėlgi, kaip aš tai matau, rusam žiauriai skauda, kad Lietuvoje yra patriotinė, gerai ginkluota ir paruošta organizacija, kuri net neslėpia, kad ne tik, kad jie priešintus, bet yra tokie: gerai, ateikit, mes tai norim pažudyti jūs. Ir vėlgi, turėkit galvoje, kad aš čia biškai hiperbolizuoju, bet ką aš turiu galvoje, kad rusam tikrai skauda. Nes, įsivaizduokit, scenarijus yra paprastas. Žali žmogeliukai kažką bando daryti Šalčininkose. Tai gerai, tiesiog šauliai užima pasienį ir jį pradeda kontroliuoti su įsakymu, kad jeigu kažkas ginkluotas lenda per sieną, šauni be klausimų. Ir aš beveik tikras, kad toks įsakymas būtų duotas. Ir prie to paties šauliai savaime, aišku, veiktų su galbūt pasieniečiais. Na, o jeigu aras turėtų problemų išmušti kažkokius tai kovotojus iš, tarkim, vienų ar kitų pastatų ar kaimų, vėlgi tiesiog tu atvarai kariuomenę su mūsų vilkais. Ir vėlgi, tokie žali žmogeliukai neturėtų adekvačių prieštankinių ginklų ir vilkai tiesiog juos sukapotų. Vėlgi, žali žmogeliukai be kažkokio konvencinio palaikymo, galbūt iš Baltarusijos pusės, neturėtų jokių šansų, nes mes turim gerai organizuotas, gerai apmokytas, gerai finansuojamas jėgos struktūras, kurias prižiūri demokratiškai išrinkta stabili valdžia. Jau nebekalbant, kad jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrim į vietinės populiacijas, tai bent jau Lietuvoje tokių regionų, kurie būtų žiauriai prorusiški, nėra iš tikrųjų tiek daug. Vėlgi, Šalčininkų rajonas yra toks, tada mes, aišku, turim Visaginą, bet vienas dalykas, kuris vėlgi pasirodė toje pačioje Ukrainoje, kad vėlgi ten stumtant valdžios, būt prorusišku yra labai smagu, kol virš tavo galvos neskrenda kulkos. Ir kas beje pasirodė vėlgi toje pačioje Ukrainoje, tiek 14, tiek 22 metais, kad kažkaip labai staigiai tie rusai, kurie tarsi buvo prorusiški, kai prasidėjo tikras karas, labai staigiai nebenorėjo, kad būtų kažkoks tai karas, nes karas blogai, karas viską greuna, yra suirutė, gali būti badas, trūksta vandens, dar kažko. Aš labai gerai pamenu, kad paskutiniam dienom prieš karą, kiek teko bendrauti su pažįstamais, kurie patys turi draugų ir pažįstamų Ukrainoje, buvo tam tikra baimė, kad jeigu rusai iš tikrųjų puls, pavyzdžiui, tą patį Charkivą, link Kersono ir Odeso, Zaporožės, kad ten bus labai daug vietinių, kurie tiesiog sutiks rusų tankų su duona ir druska. Bet tas nenutiko. Vietiniai susiorganizavo į gynybinius dalinius ir pradėjo gintis. Vėlgi, tiesiog kai kur jų buvo per mažai, kai kurie tiesiog nespėjo susiorganizuoti, kai kur paskui paaiškėjo, kad tiesiog buvo pakankamai vietinių kolaborantų, bet esmė yra ta, kad ką aš noriu pasakyti, kad šitų vietinių rusų vėlgi tai yra problema ir tą reikia sekti ir jų tarpe gali ištirpti vieni ir kiti instigatoriai, bet aš kažkaip manau, kad jeigu būtų karšta eskalacija, vietinė populiacija tikrai bent jau ne didžiąją dalim pereitų jų pusę. Tikrai abejoju, ar Šalčininkose ir Visaginė didesnioji gyventojų dalis, net gavus ginklus į rankas, labai norėtų šaudyti į, pavyzdžiui, lietuvių jėgos struktūras. Tada jeigu mes galbūt išplečiame Baltijos šalis, vėlgi, man atrodo, tas vokiečių žvalgybininkas kalbėjo apie Narvą. Ir kaip suprantu, Narva yra ganėtinai bukoj pozicijai, bet vėlgi, Narvą nuo Rusijos skiria upė. Tad jeigu būtų kažkokia eskalacija, viskas ko reikia, tai estam tiesiog užsitikrinant pasienio kontrolę, nepraleis nieko per upę ir tiesiog Narvai būtų tiesiog per mažai žmonių, kad būtų galima instiguoti visą Estiją apimantį pilietinį karą. Galbūt didesnė problema yra toj pačioj Latvijoje, nes vėlgi Daugpilis yra žiauriai rusiškas miestas. Nu va, Daugpilį bandyti žalius žmogeliukus, nu gal, bet vėlgi, tam reiktų, kad Latvijai visiškai nesureaguotų, tam reiktų, kad Latvijai prarastų sienos kontrolę ir, kas žino, aš net nebejoju, kad lietuvių jėgos struktūras irgi palaikytų Latvijai šitoje situacijoje, nes po galais, jeigu staiga Daugpilis atsiduria rusų kontroliai, Lietuvos gynybos planai labai staigiai byra. Tada apibendrinus, praktiškai viskas, kas dėlioja, susiveda į tai, kad Krymo scenarijaus pas mus tiesiog negali būti, nes pas mus tiesiog nėra politinės suirutės, jėgos struktūros į rusų pusę neperėtų ir pas mus nėra rusų karinių bazių. Jeigu jie bandytų daryti kažką kaip rytų Ukrainoje, vėlgi tokie instigatoriai būtų greitai suvalgyti arą, o net jeigu arą neužtektų veikiausiai 1-2 mechanizuotų pėstininkų kuopos su vilkų palaikymu tiesiog pilnai likviduotų bet kokius instigatorius, ypač jeigu mes užtikrinam sienos kontrolę ir rusai negali niekaip jiems suteikti, pavyzdžiui, prieštankinių ginklų, papildomos amunicijos ar šiaip kažkokio palaikymo ar pastiprinimo. Vėlgi, jeigu jūs sakot, kad bet Rusas bombarduos su artilerija dronais iš Baltarusijos, Rusijos pusės, vėlgi, čia jau nebėra žali žmogeliukai, čia jau yra tiesiog
konvencinė eskalacija ir akivaizdu, kad rusai patys to bijo. Tad dėl to sakyt, kad Lietuvoje čia gali būti žali žmogeliukai, vėlgi, ne. Ta prasme, Ukrainos patirtis parodo, kad jeigu nėra netikėtumo faktoriaus, nėra rusų karinių bazių, nėra politinės suirutės, yra funkcionalios valstybinės institucijos, yra funkcionalios jėgos struktūros ir didesnioji visuomenės dalis veikiausiai kažkai ar palaikytų tokius dalykus. Nu tai vėlgi, rusai gali bandyti, bet yra akivaizdu, kad tai tikrai nesuveiktų ir, kas svarbiausia, šitoje vietoje net nereikėtų 5 NATO straipsnio. Nes vėlgi, ką, rusai čia surinks 10 000 kovotojų su ginklais ir bandys nuversti valdžią? Vėlgi, aš žinau, kad pavyzdžiui, dabar dažnai yra kalbama, kad, bet čia į Lietuvą privažiavo čia 100 000, čia rusų, baltarusių, ukrainiečių, čia jų tarpe yra rusų agentų ir hebra, taip. Yra rusų agentų iš privažiavusių žmonių, vėlgi, ką vien reiškia, kad čia kartais plaktukų yra uždaužomas vienas kitas rusų opozicionierius, ką vien reiškia, kad kai praeities žvalgas organizavo vieną visureigių karavaną į Ukrainą, kažkas bandė ateiti šnipinėti tuos visureigius, o kai sargas paklausė, ką tu čia darai, gavo dujų akis ir tas, kuris viską apžiūrinėjo, pabėgo. Vėlgi, rusų agentų Lietuvoje tikrai yra, aš šituo net neabejoju ir šito net neneigiu. Bet mano klausimas yra gerai, kokius jie ginklus turi, nes veikiausiai geriausia atveju turi lengvuosius šturmo šautuvus, tai yra AK serijos ginklus. Ir vėlgi klausimas, kiek jie tam turi amunicijos ir panašiai. Galbūt jie turi kažkiek granatų, kažkiek sprogmenų, galbūt ribotai turėtų vieną kitą prieštankinį RPG, bet vėlgi visa ta ginkluotė geriausia atveju leistų vykdyti kažkokį tai ribotą partizaninį pasipriešinimą. Ir vėlgi dėl to mes matom, kad jeigu būtų galbūt po keliasdešimt, juos veikiausiai sudorotų tas pats aras, o jeigu jų būtų nuo kelių šimtų iki 1000, tai vėlgi tiek suorganizuot kovotojų, kad jie visi suvažiuotų su ginklais į vieną vietą, tas tikrai būtų pastebėta mūsų žvalgybos. O jeigu jų yra tik tai, tarkim, iki kelių šimtų ir viskas yra pražiūrima, vėlgi, mūsų mechanizuoti vilkai su automatiniam patrankom ir gerai paruoštais pėstininkais tiesiog juos išrūkytų ir likviduotų. Ir dėl to mes manyt, kad čia ateis žali žmogeliukai, užims čia Šalčininkus, Visaginą, Narvą ar dar kažką, vėlgi čia yra alermizmas. Ir turbūt svarbiausia vieta visam šitam, vėl grįžtant prie to paties interviu, yra tai, kad mes savo pusį turim pagrindinį kozirį ir tai yra NATO žvalgyba. Vėlgi, esmė yra ta, kad, kaip ir sakiau, kai buvo duotas tas interviu, ką realiai tas žvalgybininkas pasakė, kad jie seka, ką masto rusų politinė vadovybė. Jie bando suprasti, kokios yra nuotaikos. Jie bando suprasti, kokie yra galimi sprendimai. Ir viskas susiveda į tai, kad jeigu rusų centrinė vadovybė nuspręstų kažką daryti Baltijos šalyse, mes turėtume daug laiko į priekį pasiruošti. Mūsų jėgos struktūra, žvalgyba ir panašiai veikiausiai turėtų visą informaciją, kurios reikia, kad visas šitas dalykas nebūtų antiek efektyvus, kiek gali būti efektyvus. Ir tiesą sakant, aš tą interviu labiau matau ne kaip kažkokią alermizmą, kad čia mus puls, čia viskas blogai, čia rusai mus okupuos ir taip toliau panašiai. Ne, aš tą interviu labiau matau kaip informacinio karo puolimą iš mūsų pusės. Kur vokiečių žvalgas labai gražiai tarp eilučių pasakė, kad rusai, mes žinom, ką jūs galvojat, mes žinom, ką jūs planuojat, ką jūs modeliuojat. Ir kadangi mes žinom, mes šitą visiems paskleidžiam. Nebus jokio netikėtumo. Jeigu jūs kažką bandysit daryti, mes žinosim anksčiau, negu jūs priimsit galutinį sprendimą tą daryti. Ir esmė yra ta, kad tada rusam yra didžiulė dilema ir didžiulis klausimas. O tai gerai, o ką NATO iš tikrųjų žino? Nes turėkit galvoj, kad NATO žinojo, kad rusai puls Ukrainą dar pasirodo anksčiau negu priešakiniai rusų daliniai. Ir dėl to NATO spėjo nusiųsti ganėtinai nemažai ginklų ir palaikymų į Ukrainą prieš pat karo pradžią. Bet Ukraina, kaip pagalvoju, tiesiog yra trečioji šalis. Įsivaizduokit, kokią pagalbą ir palaikymą NATO duotų priešakiniam valstybėm, tokiom kaip Estija, Latvija ir Lietuva, jeigu būtų kažkokie tokie dalykai. Dar vienas dalykas, čia labai neretai pas kai kuriuos alarmistus ir kai kuriuos karo influencerius matau, kad mūsų VSD nieko nedaro, nekovoja su 5 kolona, čia nebaudžiami vaikšto visokie čia prorusiški agentai. Ir esmė ta, kad aš tai galiu atsakyti labai gerai. Nes matot, dalykas yra toks, kad jeigu dabar mūsų žvalgyba tiesiog paimtų ir visus juos susemtų, gautus, kad rusai puikiai žinotų, ką mūsų VSD ir apskritai NATO žvalgyba žino, bet taip pat žinotų, kokie jų tinklo
komponentai, VSD ir panašiai nėra žinomi. Dabar, leisdami visiems šitiem prorusiškiam agentam operuot, mes realiai sukuriam rusam įspūdį, kad pas mus saugu ir mes nieko nedarysim. Ir vėlgi precedentas čia yra ta pati Ukraina. Nes jeigu aš gerai suprantu, iki pat karo Ukrainoje pradžios, ukrainiečiai puikiai žinojo visus prorusiškus agentus, puikiai žinojo, kur jie yra, ką jie daro, kaip jie komunikuoja ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog dalykas yra toks, kad jie leido tą daryti, nes jeigu tu žinai, ką daro priešas, kam jam trukdyti, jeigu tu jį gali paimti ir pakirsti, kada tu tik tai nori. Ir dėl to mes ir matėm, kad kaip pačioj karo pradžioj įvairūs diversantai ir instigatoriai, pavyzdžiui, Kyjive bandė užnugarį organizuoti įvairius išpolius, jie visi buvo likviduoti per kelias dienas. Nes nepamirškit, Kyjive vyko gatvių mūšiai pirmom karo dienom, ar netgi reiktų sakyti pirmom karo naktim. Ir ukrainiečiai juos laimėjo, nes ukrainiečiai didžiąją dalį tų kovotojų sekė, žino, kas tai yra, kur jie randasi ir kai reikėjo juos likviduoti, jie juos likvidavo. O prasidėjus karui, prasidėjus kažkokiom tokiom eskalacijom, rusam vėl perkelt savo agentus į Ukrainą pasidarė praktiškai neįmanoma arba bent jau labai komplikuota. Ir aš nenustepčiau, jeigu mūsų jėgos struktūros daro tą patį, kad gerai, rusai, organizuokit savo kažkokius tai tinklus Lietuvoje. Mes puikiausiai jas galim sekti, mes puikiausiai žinom, ką jie daro ir esant reikalui mes jas laisvai galim per dieną 2 likviduoti ir jų efektyvumą sunaikinti. Kitaip tariant, šitoje vietoje veikiausiai principas yra netrukdyk priešui daryti klaidos. Ir dėl to, turint galvoje šitą NATO žvalgybos palaikymą, turint galvoj, kad jeigu ir būtų kažkokios tai žalių žmogaliukų provokacijos, jos būtų su tiesiog lengvai ginkluotais instigatoriais, kurių būtų mažai, neabejotina, kad su jais susitvarkytų aras. Blogiausia atveju galbūt reikėtų kažkiek tai mūsų vilkų palaikymo, galbūt kažkiek tai šaulių palaikymo. Ir aš nenustepčiau, jeigu didesnė to tinklo dalį puikiausiai seka VSD. Tiesiog jiem geriau juos yra sekti ir stebėti, negu pakuoti ir parodyti rusam, kad mes žinom, ką žinom. Tad tai reiškia, kad mes esam visiškai saugus ir nereikia ruoštis. Oi, ne. Va čia yra dalykas, kurį jūs turite suprasti šitų mano video, kad aš viską bandau žiūrėti labai pragmatiškai. Ir dalykas yra toks, kad alarmizmas, kad o ne, mus puola, viskas bus blogai, čia visus išžudys ir represuos, jis niekur neveda. Žmonės yra pavargę. Ta prasme, aš dažnai pabendrauju su galbūt žmonėm, kurie mažiau šituo domis, bet galbūt labiau skaito Delfi antraštės, TV3 LT antraštės, kažkokią kitą mūsų komercinę žiniasklaidą, kurioje tiesiog yra nesibaigiantis šitas alarmizmas. Ir dalykas yra toks, kad žmonės tiesiog yra pavargę. Žmonės bijo pirkti nekilnojamą turtą. Žmonės bijo kurti šeimas, gimdyti vaikus, statytis namus, kurti verslus, nes o negi mes mus čia tuoj užpuls, čia tuoj bus karas, čia tuoj viskas sugriaus. Ir dalykas yra toks, kad šitas alarmizmas nėra mums naudingas. Nes platesnėje visuomenėje jisai gąsdina ir tas vėlgi paveikia mūsų ekonomiką, paveikia mūsų galbūt gimstamumą, paveikia galbūt bendrą mūsų darbingumą ir nuotaiką. Ir dėl to man yra pikta ant visų šitų alarmistų, kurie kalba, kaip aš tai matau, visiškus vėjus. Realiai ką reikėtų daryti? Reikėtų sakyti, kad hebra, viskas yra kontroliuojama, mes žinom, kas vyksta, NATO žinos, ką darys rusai prieš rusam net pagalvojant apie tai, bet dėl to mes turim ruoštis, nes mūsų oponentai kitoj sienos pusėje yra visiškai neadekvatus. Vėlgi, kai pagalvoji, kaip ir sakau, visas šitas žalių žmogaliukų reikalas būtų Rusijai tiesiog absoliuti savižudybė. Bet, kai pagalvoji, karas Ukrainoje, jiem buvo absoliuti savižudybė ir jie tą pradėjo. Tada, kai Trumpas atėjo į valdžią, Rusai turėjo puikia proga tiesiog užšaldyti fronto liniją, baigti karą, galbūt pasiekti, kad būtų šiek tiek nuimtos sankcijos, galbūt bandyti Ukrainai padaryti tą, ką jie padarė Gruzijoje ir tiesiog vėlgi bandyti karą po kokių dar 6, 8 ar 10 metų. Bet Putinas yra debilas ir užuot bandęs įtvirtinti dabartinius pasiekimus ir kažkaip atgaivinti galbūt Rusijos ekonomiką ar dar kažką, jis toliau kariauja šitą karą, nors Trumpas jam davė visas įmanomas galimybės šitą karą sustabdyti. Ir dėl to, kad ir kaip nelogiškai atrodytų kažkokia eskalacija Baltijos šalyse, kad ir kaip nelogiškai atrodytų žali žmogeliukai, mes neturim pamiršti, kad rusai nėra logiški. Ir jie gali daryti visus šitos dalykus ir visas šitas eskalacijas. Ką aš bandau pasakyti, kad jeigu mes būsim adekvačiai pasiruošę, adekvačiai nusiteikę ir nebūsim panikuojanti višta, mums egzistencinio pavojaus dabar šitas eskalacijos nekelia. Ir dėl to mes ir matom, kad ką realiai daro valdžia, jie daro
tai, ką reikia daryti. Mes matom, kad po truputį vis griežtėja čia gyvenančių rusų ir baltarusių ir kažkokio lygio ukrainiečių filtracija. Kitaip tariant, labiau galbūt atsižvelgiama, ką jie daro, kodėl jie čia yra, su kuo bendrauja, taip toliau ir panašiai. Na, savame aišku, tas pats galioja trečiųjų šalių piliečių, nes žinot, Tadžikistano, Turkmenistano ir panašus piliečiai irgi klausimas, ar jie negali būti nupirkti tų pačių rusų. Tada, kas yra tikrai labai džiugu, kad jeigu gerai pamenu, Lietuvoje jau yra priimti įstatymai, kurie riboja ar tai iš vis draudžia Rusijos ir Baltarusijos piliečiam pas mus legaliai pirkti ir laikyti ginklus. Kas reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, VSD reikėtų staigiai pakuoti kažkokių tai instigatorių celės, kurios kažkur yra prisislapčiusios ginklų, jeigu pas Rusijos ir Baltarusijos piliečius tu randi ginklus, tau net nereikia teisminio proceso, tu puikiai žinai, kad tai yra nelegalu ir tai yra pretekstas užkardyti, kol galbūt tu aiškinės dėl visų žvalgybinių ir panašių ryšių. Tada kas jau yra daroma ir savame aišku, tą reikia daryti ir stiprinti toliau, tai yra pasienio stebėjimas, pasienio fortifikavimas ir padarimas, kad vėlgi, jeigu rusų kažkokie žali žmogeliukai bandytų visgi lįsti per mūsų pasienį, reakcijos laikas tai būtų minimalus, o jiem tą padaryti būtų kaip įmanoma sunkiau. Tada galbūt vienas dalykas, kurio aš tiesiog nežinau ir vėlgi, jeigu kas nors žinot, galite pataisyti, jeigu klystu, bet man atrodo viena iš problemų, kurią iš tikrųjų reikėtų spręsti, ir aš nežinau, ar tai yra pamiršta, ar apie tai nėra kalba, dėl to aš to nežinau, bet mano nuomonė, Lietuvos policijai ir pasieniečiam reikėtų žymiai geresnį prieinamumą prie truputį sunkesnių ginklų. Vėlgi, kaip aš suprantu, dabar jie turi prieimą prie pistoletų, galbūt pistoletų kulkosvaidžių, bet vėlgi aš manau, kad esant reikalui jie taip pat turėtų būti apmokyti ir turėti prieimą prie tų pačių G36 automatų, kurios beje naudoja ir mūsų kariuomenė. Ir vėlgi galbūt netgi pasieniečių tarpe truputėlį paskleis įvairių prieštankinių ginklų, kad ir tiesiog paprastų granatsvaidžių, bet vis tiek turėtų tas būti. Nes vėlgi, jeigu rusai būtų pakankamai durni ir bandytų per sieną pasiūsti kažkokius tai vos ne tankus ar šarvuočius be skiriamų ženklų ir apsimės, kad oi, tai čia tiesiog kažkokie tai savanorių daliniai, kad mes galėtume tiesiog paimti ir juos kepti iš karto įvažiavus į mūsų šalį. Nes kaip rodo karas Ukrainoje, sukarinti pasieniečiai yra žiauriai svarbi šalies gynybos dalis. Ir man tiesiog yra įdomu, ar šalia to, kad mes didinam kariuomenės pajėgumus, taip pat yra didinami ir, pavyzdžiui, pasieniečių ir policininkų pajėgumai. Nes kaip pagalvojai, pasieniečiai ir policininkai iš tikrųjų bus pirmoji gynybos grandis visame šitame dalyke. Tada dar vienas dalykas, kurį labai gražiai parodo tai, kokia yra isterija dėl šaulių, visokių marginalų, prorusiškų politikų ir šiaip prorusiškų išgamų tarpe, yra tai, kad akivaizdu, kad tai, ką mes darom su šauliais, yra labai gerai ir jiem reikia daugiau finansavimo ir jiem reikia daugiau galiojimų, kad esant kažkokiom specifiniam aplikybėm, kaip ir minėjau, jie galėtų be kažkokių papildomų leidimų, be kažkokių papildomų biurokratinių kliūčių, pavyzdžiui, pasklis pasienėse ir turėti pilną teisę tiesiog šaudyti į visus, kurie lenda per sieną, tiesiog, pavyzdžiui, turėdami ginklus ar dar kažką. Vėlgi, aš nežinau, kaip yra dabar ir kaip suprantu, yra tam tikra integracija su mūsų jėgos struktūrom, vėlgi jie vykdo įvairias pratybas, bet mano nuomonė, šauliai yra labai gerai ir šaulių įgaliojimus tikrai reikia plėsti ir leisti jiem esant specifiniam pavojingom aplinkybėm operuoti kaip įmanoma labiau nepriklausomai. Ir, kaip ir sakau, šie ir galbūt dar įvairūs kiti žingsniai, kuriuo aš ant smūgio nesugalvojau, tikrai yra daromi. Aš asmeniškai tikrai manau, kad mūsų valstybė, ypač nuo 22 metų, pajudėjo labai toli link saugumo didinimo. Vėlgi reikia labai daug daryti, reikia labai daug ką nupirkti, reikia plėsti dronų pajėgumus, reikia plėsti mechanizuotus pajėgumus, reikia galų gale plėsti sienos apsaugos pajėgumus, po galais gal esant tam tikrom aplinkybėm, kai kurios pasienio ruožus netgi užminuoti. Bet mes judam teisinga linkme ir aš manau, kad šitas visas alarmizmas ir isterija yra visiškai nereikalingi. Vėlgi, kai mes kalbam, kad kažkur gali būti žali žmogeliukai, tai reiškia, kad apie tai yra žinoma, kad tam yra ruošiamasi, kad tam yra planuojama ir kad jokio netikėtumo faktoriaus nebus. O Ukraina parodė, kad jeigu nėra netikėtumo faktoriaus, yra organizuota ir gerai paruošta gynyba, žali žmogeliukai neturi jokių šansų. Ir vien faktas, kad rusai galvoja, kaip panaudoti žalių žmogeliukus 5 straipsnio testavimui, parodo, kad jie giliai viduj tiki 5 straipsnių ir kad rusai yra ne kas kita, kaip tiesiog apsišikę bailiai, kurie be kažkokių hibridinių diversijų ir informacinio karo nieko prieš mus padaryti negali. Vėlgi, jeigu rusai tiki mūsų pajėgumais ir mūsų gebėjimu apsiginti, kodėl mes tuo turim netikėti? Ypač turint galvoje, kaip sėkmingai ukrainiečiai dabar juos demilitarizuoja. Nes kaip pagalvoji, praktiškai rusai beveik pilnai yra sudeginę visus savo
sovietinių laikų ginklų rezervus, yra praktiškai priklausomi nuo amunicijos tiekimų iš Šiaurės Korėjos, yra priversti į frontą siūs žmonės iš trečiųjų šalių, nes jiem jų pačių kontraktininkai ir žmonės, kurie nori, kad ir už didelius pinigus eit kariauti, baigėsi. Ir dėl to, žinot, esant visoje šitoje situacijoje, tikėt, kad rusai bandytų atidarinėti kažkokį papildomą frontą. Vėlgi, galbūt jie gali daryti kažkokias ribotas provokacijas, bet kokios ribotos provokacijos bus likviduotos mūsų jėgos struktūrų, o bet kokia rimtesnė provokacija jau būtų konvencinis karas su NATO, ko rusai, kaip nekartą įrodė, patys bijo. Tad vėlgi, kaip visada, kol vyksta karas Ukrainoje, mes tikrai esame saugus, tad remkit Ukrainą, slava Ukrainė ir tuo pat metu patys dirbam, patys būnam drąsus, patys tengiamės dėl savo šalies geriausia kaip įmanoma ir suvokiam, kad baimė ir isterija yra būtent tai, ko jie nori. Ir jeigu mes norim jiem nepralaimėti, pirmas žingsnis yra būti drąsiem, dirbti dėl savo šalies, dirbti dėl savęs ir neleist, kad šitie rusofašistai diktuotų, kaip mes kūrėm šeimas, kaip mes gimdom vaikus, kaip kūrėm verslus, kaip perkam savo nekilnojamą turtą ar bet kokį kitą turtą. Nes vienaip ar kitaip mes tikrai neturim priežasties, kodėl turėtume bijoti šitų apsišikusių, degradavusių bailių Rusijoje. Tad tiek, kaip visada, ačiū, kad žiūrėjote, paspausite nykštį aukštyn, užsiprenumeruokite mano kanalą, jeigu to dar nesate padarę. Jeigu palaikote tai, ką darau ir norite šitos video pamatyti anksčiau laiko, kviečiu paremti kanalo veiklą YouTube ir Patreon platformose. Na, o dabar iki kitų kartų. Čiau.